Sveiki kolegos, sekmadienis, laikas daryti pietus. O pietum bus toks įdomus dalykas, bulvės įdarytos su malta mėsa, su faršu. Kažkas tokio panašaus. Ką matote, tokie produktai bus dedami. Bulvės, malta mėsa, pomidorai, morka, grietinė, druska, pipirai, svogūnai, česnakai, aliejus geros kokybės. Tai kol kas tiek. Čia tą pats procesas, žiūrėkit, čia išgremdi su peiliu bulvę ir tiesiog ją užpildai į mėsos gabaliuką ir uždedi atgal nupjautą tą viršelį bulvės ir prismeigi su dviem sudegtukais. Aš kitokių kaip ir krapštukų dantų neturiu, tai degtukus nuimi tą sierą ir nulauži ir uždarai bulvę. Eiga tokia. Bulvės paruoštos toks bendras vaizdelis, degtukais, mėsa malta viduj, įskopta, sudėta mėsa ir viskas. Taip mano mama darydavo. Kažką panašaus, aišku, man taip nesigaus, bet kažkas tokio. Gerai, dabar į puodą dedam morkas, pomidoras, svogūnas. Alyvuogių aliejus truputį pilam. Apie 150 maždaug gramų, 190, apie 200 gramų maždaug taip. Vandens. Ir dar truputį džiovintų daržovių, pipirų. Druską stengiuosi dėti ant galo, kai pabaigiu kepti. Dar įdėsiu, aišku, dabar vieną ranką neina man įtarkuot, tai dėsiu druskos, kai baigsiu filmuoti. Biškį pamaišom. Dedam bulvytes tiesiog. Gražiai atrodo, taip skaniai gaunasi labai. Kažkas tokio panašaus. Grietinės paskui jau prieš baigiant kepti visai. Uždėsim, čia vokiškos nupirkau. Taip, baigiant kepti vieno žodžio visai. Kol kas tiek. Dar jungsiu puodą, pažiūrėsim. Ką, jungsim sriubos ryžim, manau. 1,5 valandos ir pietus gatavi bus. Kol kas tiek. Praėjo 40 minučių. Viskas vyksta, viskas rūškinasi, viskas procese, viskas. Truputį dar užpilsiu svogūnų, tai yra žalumynų džiovintų. Ir po kokius 15 minučių dėsiu grietinę ir bus baigta. Praėjo 10 minučių, ne 15, bet 10. Ir dedam grietinę. Čia. Truputį. Ir 5 minutės, ten maksimum 10 ir viskas gatava. 5 užteks minučių. Ir baigtas produktas toksai. Dasidėjau dar brokelių, alyvuogių,
Burokėlius tai perku turguje, lenkiškus. Gatavai su visku sutaisyti jie. Su aliejum, su prieskoniais, su viskom neblogi. Laikus ilgai. 2 eurai tas slaukėlis šiek tiek. Nu, čia daugiau kaip pusę litro, gal litras koks. Tai va, kolegos, va. Toks gaminys gavos. Gero savaitgalio visiems.